kodėl nusprendėte įvertinti geriausius buriuotojus? Buriavimas yra viena iš prioritetinių olimpinių sporto šakų. Buriuoja iš tikrųjų labai daug žmonių ir vieną kartą metuose apžvelgti, kas vyko per sezoną, išrinkti geriausius tiesiog yra privaloma. Kai salėje yra ankšta, tai man primena tą olandų buriuotojų posakį. Jeigu gali prasibrauti barą ir tau niekas neįlipa į batą, tai dar ne tiek ankšta. Aš tikiuosi, kad yra kur plėstis ir manau, kad gal ne esmė tas plėtimas, bet esmė yra ta, kad iš tikrųjų daug žmonių, daug buriuotojų ateina į šį renginį ir jeigu salėje yra ankšta, tai čia yra didžiausia plėtra. Tai metų buriuotojų apdovanojimai sulaukė jau pripažinimo? Aš manau, kad taip. Ačiū metų buriuotojų apdovanojimo organizatoriui Dariui Gerasmevičiui. Šalia manęs 2013 metų įgulos kapitonas, jachtos Džiki Džiki, vadovas kapitonas Šarūnas Sodeika. Kaip vertinat apdovanojimą metų įgulą? Mes esame, aišku, labai laimingi, kad mus taip pažymėjo ir atkreipė dėmesį į mūsų pasiekimus. Visada malonu, kai tave įvertina. Visą laiką kažką tai bandome naujo padaryti ir bandome siekti kažkokių naujų rezultatų. Ruošiamės dalyvauti ir naujose regatose, kuriuose mes nedalyvavom. Manome, kad mes pajėgus esame pasiekti geresnių rezultatų ir būtinai jų sieksime. Ir mes manome, kad būtinai pakelsim tą kažkokį Lietuvos ir įvaizdį ir Lietuvos buriuotojų vardas bus visą laiką žinomas, bent jau mūsų tose Baltijos jūros kraštuose. Ačiū Šarūnus Deikai, jachtos Džiki Džiki kapitonui. Šitas renginys, aišku, man labai patiko. Tai yra jau tradicija, trečias. Galiu pasidžiaugti, kad augate ir į plotį, ir į kokybę, ir į masiškumą. Tai palinkėčiau sėkmės toliau vystyti šitą susitikimų tradiciją ir metų rezultatų aptarimą ir įvertinimą. Geriausius burlentininkus ir geriausius jėgos aitvarų atstovus. Kaip juos išrinkot, kodėl pasirinkot tuos kandidatus? Vertinome pačią metų eigą. Tai yra pati pradžia buvo ledas, sniegas, žiemos buriavimas buvo labai kokybiškas, vėliau vėlyvas pavasaris, tik tai gegužės vidury Kuršių marių temperatūra pasiekė 15 laipsnių. Realiai vasara atėjo tik tai per jonines ir iki pat vėlyvo rudens mes turėjom labai silpną vėją. Tai vertinom pagrindę pagal pasiekimus tokiose disciplinose, kurios yra stiprios prie silpno vėjo. Tai formulė, jėgos aitvarais, taip pat burlentėmis, ledas ir atitinkamai jauniausiai perspektyviausiai. Tai viskas susidėlioja tiesiog pagal tarptautinius rezultatus ir pagal juose, kaip atrodė mūsų sportininkai. Ačiū Extreme sporto atstovui Robertui Gradauskai. Metų senjorų apdovanojimą gavęs Algis Patašius, treneris, ilgus metus mokęs vaikus buriuoti. Ar tikėjote iš šio apdovanojimo? Atvirai pasakius, nesitikėjau, bet kada buvo paskelbta šita nominacija ir pasakė, kad lyg tai visi vos nepasiruošę už mane balsuoti, tada kažkaip susitaikiau su to. Kaip vertina čia nominaciją? Vertinu labai, iš tikrųjų smagu, kad liko pastebėtas mano darbas, buvimas buriavime ir kai pradedu galvoti, kiek jaunų žmonių galbūt net pakeitė gyvenimą, įtakojo jų likimą, tai smagu iš tikrųjų, kad tai vertinama. Ačiū 2013 metų senjorui Algiui Patašiui. Šalia manęs Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Naglis Nasvytis. Aš manau, kad tas renginys labai tobulėja, tai trečias renginys ir jau vien tai, kad dalyvių skaičius tikrai gausiai išsiplėtė. Kaip matom, šiemet jau buvo virš 200 žiūrovų ir tai vienareikšmiškai rodo, kad renginys reikalingas, populiarėja ir labai džiugu, kad renginys apjungia ne tik buriuojančius jachtomis, bet mes matėm žmonės ir buriuojančius su kaitais ir kitom visom būriniam priemonėm. Tai aš manau, tai yra proga tikrai išgirsti ir apie jų pasiekimus, susipažinti arčiau. Bet svarbiausias, aišku, dalykas, kad
Aš manau, šitas renginys stiprina mūsų bendruomenę, kas mums yra labai svarbu. Tas jausmas, kad mes tampame tikrai ženkliai artimesni, yra tikrai labai labai geras jausmas. Ačiū Lietuvos buriuotojų sąjungos atstovai, prezidentui Nagliai Nasvyčiai.